Labadiena. Šiandien Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje netradicinio ugdymo diena. Mokiniai dalyvauja daugybėje veiklų. Žygyje gamtoje, STEM laboratorijų veiklose, tvarumo akcijoje Neišmesk, išmainyk, paskaitose apie ekologiją. Na, o mes apžvelgime, ką šiandien veikia gimnazijos administracija, mokytojai ir mokyklos svečiai. Sužinojote dalyvaudama šiame projekte? Šiame projekte dalyvaudama sužinojau vieną labai svarbų dalyką, kad lyderystė mokymuisi prasideda nuo žmogaus, kuris tuo tiki. Ką naujo sužinojate šiame projekte? Mes išdrįsome bandyti, tai turbūt pirmiausia. Išdrįsom atrasti, kas yra mums įprasta ir kas yra nauja. Ta drąsa keistis, kad būtų ir smagu, ir naudinga, buvo turbūt šio projekto tokia vinis. Naujo sužinojate dalyvaudama šiame projekte? Šis projektas, tai yra pedagoginės veiklos tobulinimas, yra labai aktualus šiuolaikiniam pedagogui. Na, o būtent šitose veiklose, šitoje kvalifikacijos programoje, būtent buvo daug dirbama formuojamojo vertinimo strategijų srityje. Kaip tos formuojamo vertinimo strategijos yra taikomos, kokios jos yra, ar jos taikomos ir jeigu taikomos, tai kaip mes jas taikome. Na ir išbandę visą tai, ne tik, kad išbandę, mokytojai nuo seno taikė formuojamą įvertinimą savo pamokose, bent jau mūsų Gruzdžių gimnazijoje, bet tobulėjimų ribų nėra ir dabar mes aktyviau įsitraukę į šitą veiklą, mes ją tęsime toliau. Tai yra gero tokio rimto starto pradžia, nes į veiklą įsitraukė visi pedagogai, 100%. Dirbo PVT komanda ir ta PVT komanda, mums koordinuojant kaip vadovams, jie tiesiog išjudino visus savo kolegas ir bendradarbiavo vieni su kitais. Na ir tuo dabartiniu rezultatu mes tikrai džiaugiamės. Ir aišku, tai yra tęstinis dalykas, nes be formuojamojo vertinimo šiuolaikinė pamoka tiesiog neegzistuoja. Ką naujo sužinojote dalyvaudama šiame projekte? Sveiki, aš svarbiausia susipažinau artimiau su savo kolegomis iš savo mokyklos. Man labai smagu buvo pasižiūrėti, kaip dirba mano pačios kolegos, kaip jos taiko įvairius metodus pamokose, kai ką pasiskolinau iš jų, pritaikiau savo pamokose. Tai trumpai tiek. Sveiki, tai aš pritarčiau kolegijai iš tikrųjų, buvo smagu žiūrėti, kaip dirba kiti, palyginti, ką darau aš ir be abejo išbandyti tas strategijų įvairovės, pažiūrėti, kas tinka ir ypač kaip vyksta darbas su vaikais, ar tai tinka ir kas netinka, tai tiesiog buvo patirtis, nauja patirtis. Sveiki, Kairių jungtinė mokykla, labai šaunus mūsų kolektyvas, PVT komanda ir mūsų konsultantės Dalia ir Jūratė. Labai noriu padėkoti joms. O mūsų PVT mokyklos komanda daugiau akcentavosi į 1 ir 5 strategijas, tai yra uždavinio ir įsivertinimo. Tai didžiausia nauda, sakyčiau, buvo formuojama vertinimo strategijų įvairovė, įsigilinimas į jas.
mes kaip mokytojai nuolat tobulėjame, mokomės ir čia toks buvo projektas, kuris būtent ir skatino mus dar labiau tobulėti ir ieškoti sąsajų, naujovių, kad mokiniams būtų geriau. Šiame projekte dalyvaujant daug ką prisiminėm, aišku, nes taikėm jau daugelį dalykų dirbant ne vienerius metus. Na, o naujai ką sužinojom? Tai turbūt ne tai, kad sužinojom, o tiesiog iš tyrimo supratom vieną išvadą, kad nuolatinis sistemingas darbas, kruopštus pasiruošimas pamokoms veda vaikus į sėkmę. Aš taip pat dirbu mokykloje jau daug metų, tai kažkokio naujo dviračio tikrai neišradau. Aš pasitikrinau, ar teisingai dirbu, patvirtinau pati savo, kad pakankamai sėkmingai dirbau ir iki šiol, o ir išbandžiau naujų metodų. Tarkim, atradau naują metodą, kuris, jeigu jį taikys ir toliau, nuosekliai, sistemingai, tai patiko ir man, ir vaikams, ir manau, kad viskas bus gerai. Ką naujo sužinojote dalyvaudama šiame projekte? Aš sužinojau, kad mūsų mokyklos mokytojai yra labai kūrybingi, kad jie jau šitą metodą tiesiog buvo pažinę ir anksčiau, tik reikėjo gal šiek tiek atnaujinti žinias, tai ėmėsi su džiaugsmu, įkvėpimu jį išbandyti ir tikrai labai šauniai pasiteisino pamokose. Labai puikus projektas, tikrai labai šaunus, jis suburia mokyklas, Šiaulių rajono mokyklas, taipogi bendravimas, bendradarbiavimas ir mokytojai tiesiog siekti naujų technologijų, naujos platformos, nauji metodai. Na, o kadangi naujos technologijos, nauji dalykai, tai tiesiog didžiulis raktas mokiniui į sėkmę. Ką sužinojote naujo šio projekto metu? Sužinojome, kad galima savo žiniomis ir patirtimi pasidalinti ir su kitais kolegomis. Kad galima, pavyzdžiui, stebėti pamokas ir pamatyti, ką kolega nauja įdomaus parodo mokiniams, ką mokina. Ir iš to galima pasisemti savo naudos. Tai va tas labai patiko. Na, aš taip pat paantrinsiu kolegijai, pas mane lygiai tokia pat nuomonė, kad susitikimo metu daug sužinojom, galėjom pasidalinti mintimis, patirtimis, priemonių, pamatėme naujų, tai va tas labai, labai mūsų žavėjo. Šis projektas leido mokytojams pažiūrėti kitaip į savo darbą, buvo mokytojai paskatinti ieškoti naujų metodų, patyrinėti ir įgyti naujų patirčių. Taip, tai ir aš tą patį galiu paantrinti, dar gal labiau iš naujo savo pedagoginės, asmeninės pedagoginę darbą patyrinėti pamokoje, įvairius metodus, atrasti naujus, gal daugiau inovatyvesnius metodus, šiuolaikinius, kaip dar galima patobulinti šiuolaikinę pamoką. Apie pedagoginės veiklos tyrimą gana daug sužinojome formuojamojo vertinimo 5 strategijas ir tų strategijų taikomus metodus. Labai svarbu tai sužinoti, nes tai svarbu yra ne tik mokiniui, tai yra ne tik mokytojai, bet ir mokiniui. Smagu tai, kad atsakomybę už mokymąsi dabar galima permesti mokiniui.
Kalbiname psichologę, vadybos konsultantę Solveigą Grudienę. Labadiena. Labą. Gal galėtumėte papasakoti apie TUM programą? Tūkstantmečio mokyklų programa tai yra tokia programa, kurios paskirtis yra stiprinti mokyklas įvairiais lygmenimis. Nuo to, kad sudaryti galimybę mokykloms stiprėti tokiam technologiniam lygmenį, tai visokios ten STEM laboratorijos, ten pasiruošimas dirbti su kažkokiam tai naujom technologijom ir medžiagom ir panašiai. Tada kitas lygmuo tai yra mokytojų profesinis tobulėjimas, tam, kad tam naujajame tūkstantmetyje jie pajėgtų dirbti su naujo tūkstantmečio mokiniais ir kad galėtų taikyti tuos ugdymo mokymo metodus, kurie padeda vaikams geriau mokytis ir pažangą daryti. Ir taip pat yra ten vadybos stiprinimo, tai yra mokyklų kaip organizacijos stiprinimo toks lygmuo. Ir yra ten dar tokių visokių, kaip čia, mažų potėmių, ar ne, bet visos jos yra nukreiptos į tai, kaip padaryti, kad Lietuvos švietimas naujajame tūkstantmetyje atitiktų laikmečio poreikius ir galėtų vesti į priekį. Na ir jūs jau keletą metų lydite mūsų mokyklos bendruomenę šiame projekte, todėl norėjome paklausti, kokius pokyčius per šį laikotarpį pastebėjote? Mes sėdim visiškai atnaujintoje salėje, ar ne? Tai čia toksai pokytis iš tų erdvių kūrimo ir iš tiesų, kaip turiu pasakyti, kad Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, kai aš pirmą kartą atvažiavau, jau iš karto buvo aišku, kad esate gerokai priekyje, kalbant apie besimokančią organizaciją, apie mokyklą, kurioje mokytojai supranta savo misiją ir stengiasi ją išpildyti kaip įmanoma geriausiai, apie atvirumą mokymuisi, apie moksleivių dalyvavimą dalykuose, nes nei vienas renginys nepraeina be jūsų kažkokio tai įsitraukimo, ir apie nuostabės erdves, kur daugelis mokyklų galėtų jų pavydėti ir didžioji dalis to nuostabumo yra jūsų pačių rankomis padaryta. Tai tas labai žavi, labai įkvepia ir per tuos, dabar jau čia 5 metai, kiek aš su jūsų mokykla bendrauju, tai tiek naujų erdvių atsirado ir skaitykla, ir su visokiais šachmatais, ten vestibiuliai, ir lauke atsirado erdvė. Ta prasme, tikrai visas galimybės, kokias tik tai turite, matosi, kad stengiatės išnaudoti ir jas paversti jūsų gyvenimo dalim. Tas labai labai taip džiugina. Ačiū Jums.